Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čia šitam. Tik nesakykit, kad susidomėjote nacionalinio futbolo stadiono statybą. O ir pasakysiu. Taip susidomėjau. Stovi tiek metų šitas baisūnas, akis bado, supranti. Nu, nekenčiu, kai pradedami darbai, bet nebaigiami. Vat kaip šitas yra. Čia tas pats, kaip nuskabint paną klube, parsives namo, įsivilioti lovą, žinai, nurengt visą ir nieko nedaryti. Nusprendžiau, kad investuosiu į šitą stadioną. Kaip tikras pasaulinio lygio magnatas įsigysit futbolo klubą? Ką? Nu kam? Ką eiktus? Jau 20 metų buvo visiems aišku, kad šitam stadione niekas jokio futbolo čia nežais. Tau gal čia ir naujiena bus, bet stadionuose ne tik futbolas būna. Dar ir dainų ir šokių šventės vyksta. Kas? Va čia tai jau man naujiena šitos nesąmonės. Šitam stadione žinai, kas vyks? Nu, iš kur tu žinosi? Šitam, kaip tas vadinasi daiktas? Korida. Korida čia vyks. Korida. Korida. Lietuvoje. Principe taip. Tu pabandyk Lietuvoj kur nors geros jautienos rast. Nėra. Dar jaunus buliukus išveža tenai toli į Izraelį. O kai bus arena, kur jaučiams tipo pasireikšti vietinėje rinkoje, tai kažkiek ir liks. Tokiu būdu nacionalinį stadioną mes pritaikysim ne kažkokiam ten nusususiam futbolui, o mėsos pramoniai. Man. Pelnas garantuotas. Žiūrovai ateina, bilietus perka, koridą jie žiūri, o po to prisiperka šviežiausios, nuostabiausios jautienos. Iš to paties jaučio uždirbi 2 kartus. Čia yra genialu, ar ne? Gali nesakyti ir pažinau, kad genialu. Manote, kad lietuviai eis žiūrėti koridos? Ar lietuviai varguoliai mėgsta kraują? Tu šis pats jauti, ką tu klausi, ar ne? Lietuvoje virš 90% žmonių yra už mirties bausmę. Žmonės yra tiesiog ištroškę kraujo. Koks skirtumas, kad tas kraujas yra jaučio? O sėkmingo verslo esmė ir yra duoti žmonėms tai, ko jie nori. Kažkodėl prisiminiau Romualdo Granausko knygą Jaučio aukojimas. Čia Matadoro vadovėlis? Tingisi, aišku, bet reikės paskaityti turbūt.